O kur tie Vibrant Visuals, kai sakė, kad į Java versiją ateis kiek vėliau? Na, kol naujienų kaip ir nėra, grįžtu prie iššūkio ir To Drift komentaras sako: bandyk 4 kartus apsisukti, lovą padėti vietoj vandens. Ok, bandom. Pirma problema yra tai, kad 100 blokų aukštis yra per didelis kristi su lova. Net jei lovą ir pavyks padėti, vis tiek neišgyvensi. Tuomet ieškodamas atradau vėžlio meistro eliksyrus, tačiau jų buvo keli variantai, kurie skiriasi lėtėjimo ir atsparumo efektų lygiais. Įdomiausia buvo tai, kad su galingiausiu eliksyrų galima be jokios lovos tiesiog nukristi ant žemės 100 blokų ir išgyventi. Bet koks tada čia iššūkis? Na, man pasisekė, kad kiek silpnesnis eliksyro variantas puikiai tinka šiam iššūkiui ir sėkmingai nukritęs su lova tik per plauką gali išgyventi. Gerai, gan čia taukšt, laikas daužt. Nu, kojas į žemę. Pirmas bandymas. Nu gerai, jūs visi tikėjotės, kad taip ir bus. Antras bandymas. O, pavyko. Na tai lovą metam į šalį, o skrinėje matote visus kitus blokus. Pasirenkate vieną, parašot komentarą ir daugiausiai patiktukų ar širdelių surinkęs komentaras bus kitas mano kritimo iššūkis. O dabar einu miegot. Ade.